Tai kartais mano klausimas yra pacientui, kiek jūs iš tikrųjų miegate ir kiek miegojate, pavyzdžiui, praeitą naktį. Ar žinojate, kad optimalus širdies būklė ir širdžiai ir kraujagyslėm miegas ir mūsų bendrai sveikatai yra apie 7 valandas. Jeigu miegame mažiau negu 6 valandas, organizmas gyvena kaip lėtinio streso būklėje, tuo metu pradeda didėti kraujospūdis, didėja uždegimo lygmuo organizme, blogėja mūsų gliukozės tolerancija, didėja rizika susirgti cukriniu diabetu ir kitomis lėtinėmis ligomis. Taip pat ir didėja tikimybė patirti infarktą, ritmo sutrikimų tikimybė didėja. Tačiau panašios rizikos yra ir jeigu persimiegame. Jeigu miegame daugiau negu 90 valandų per parą, tai taipogi didina kardiovaskulinę riziką. Todėl mums tikrai būtų labai gerai bandyti planuotis, išsimiegoti apie 7-8 valandas. Šitą reikėtų planuoti, reikėtų vakare nueiti tuo pačiu laiku, pageidautina miegoti, panašiu laiku visada keltis. Reikėtų vengti sunkaus maisto prieš miegą ir jeigu artimieji sako, kad jūs knarkiate arba jūsų stabteli kvėpavimas miego metu, tada būtinai reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju, kardiologu ir pulmonologu ir spręsti šitas problemas. Jūsų sveikas miegas, optimalios trukmės miegas yra labai svarbus jūsų sveikatos komponentas.